Sveiki, brangus draugai, su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Kajafas. Persiplėškite širdis, o ne drabužius. Grįžkite pas Viešpatį savo Dievą, nes jis maloningas ir gailestingas, kantrus ir kupinas gerumo, pasirengęs atleisti, o ne bausti. Joelio 2 skyrius 13 eilutė. Žydų tarpe vyravo paprotys, mirus draugui, įplėšti savo drabužį, tačiau kunigai neturėjo laikytis šio papročio. Viskas, ką vilkėjo kunigas, turėjo būti be trūkumo ir nesuplyšę. Šiais nuostabiais oficialiais drabužiais turėjo būti atspindimas Jėzaus Kristaus charakteris. Dievui buvo priimtina tik tobula apranga, nusistatymas, žodžiai ir dvasia. Jis yra šventas, todėl jo šlovė ir tobulumas turėjo atsispindėti žmogiškajame tarnavime. Mirtingas žmogus galėjo įplėšti savo paties širdį, parodydamas atgailaujančią ir nuolankę dvasią. Tai Dievas galėjo įžvelgti, tačiau kunigui nebuvo leidžiama plėšti drabužių, nes tai galėjo iškreipti dieviškųjų dalykų esmę. Kai Kristus paskelbė save esant Dievo sūnumi, Kajafas apsimestinai pasipiktinęs įplėšė savo drabužį, apkaltindamas Izraelio šventąjį piktžodžiavimu. Jis padarė tai, ko Viešpats buvo įsakęs nedaryti. Pasmerktas Dievo, jis pareiškė nuosprendį Kristui kaip piktžodžiautojui. Kunigiškieji drabužiai, kuriuos jis įplėšė tam, kad padarytų įspūdį žmonėms savo pasibjaurėjimu piktžodžiavimu, uždengė širdį pilną nedorybių. Kaip skyrėsi tikrasis vyriausias kunigas nuo puolusio ir susitepusio Kajafo. Kristus stovėjo priešais puolusį kunigą toks tyras ir nesusitepęs, be jokio nuodėmės šešėlio. Kristus liūdėjo dėl kiekvieno žmogaus nusižengimo. Jis netgi žinodamas apie Kajafo sieloje slypinčią vaidmainystę, nešė jo kaltę, kuris apsimestinai įplėšė savo drabužį. Kristus neplėšė savo drabužių, tačiau jo siela buvo sužeista. Jo žmogiškojo kūno apsiaustas buvo įplėštas, kada jis kabėjo ant kryžiaus kaip žmonijos nuodėmių nešėjas. Daugelis šiandien išpažįstančių krikščionybę yra pavojuje įplėšti savo drabužius, rodant išorinę atgailą, kai tikrovėje jų širdis nėra paliestos atgailos. Tai yra priežastis, kodėl tiek daug pastoviai patiria nesėkmę krikščioniškame gyvenime. Rodomas tik išorinis liūdesys, bet iš tikro reikėtų atgailauti dėl jų netyros atgailos. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.